Tai Mindaugai, kaip pavyko praleisti laiką be krepšinio? Gerai, tas laikas labai greitai bėga, čia gavos tos 3 savaitės, kiti turėjo dar mažiau, bet sakau, bus turbūt ir labai įdomu pasižiūrėti, kaip pavyks treneriam įjungti visus į vieną ritmą, nes kai kurie baigia tik prieš kelias dienas, kai kurie baigia kaip aš prieš kelias savaitės. Pats matei, kas vyksta su kandidatų sąrašu, pagaliau susirinko visi žaidėjai, kurių pernai nebuvo, kaip matai galimybės praeitą atranką? Nu, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad galvojame apie kažką kitą, negu tik apie pergalę. Manau, su grupė tikrai pasisekė, lyginant su kitom, viskas mūsų rankose, turim važiuoti ir laimėti. Tikėsi, kad Jonas Valančiūnas žais? Kam tai klausimas užduoti? Tikiuosi aš visą laiką, bet kaip matome, ne viskas priklauso nuo gerų norų. Jonas apskritai didžiausia pagarba jam, manau, iš mūsų visų, kad tiek metų žaidė, pradant jaunimo rinktinėm, baigiant vyrų, nors tikrai galėjo pasiimti tų vasarų laisvesnių. Ir jeigu dabar taip nutiks, kad nežais, nieko baisaus. Tikėkime, kad tada pavyks iškovoti kelialapį ir prisijungs. Kaip laisvojo agentų rinka, ar prasidėjo kažkokios kalbos dėl kito sezono? Tai su amžium ta agentų rinka prasideda vis vėliau, žinai, vis tiek paima kažkokius jaunesnius, perspektyvesnius. Yra kalbų su pora klubų Europoje ir ne tik, bet kad kažką konkretaus ir artimiausių metų ar kažkas galėtų vykti per keletą dienų, tai tikrai ne. Turiu omeny Azijos rinką? Vidurio. Vidurio Azijos. O kaip su EK reikalai, ar pinigus mokės, ar teks per teismus ieškoti? Manau, kad tikiuosi, kad nereikės. Kol kas karjeroje dažniausiai pavykdavo išsispręsti be to. Vėlgi, kas buvo žiniasklaidoje dalis tiesos, tiesa iš mano pusės tokia, kad man tie vėlavimai nebuvo tokie dideli, kad, pavyzdžiui, galėčiau išvykti ar galėčiau nusitraukti kontraktą, tai kas liečia tos finansus, negaliu aš per daug kažko blogo pasakyti. Bet ar buvo tiesa, kad treniruotės nevyko? Buvo. Aš sakau, buvo tiesiog, kad ne visiems žaidėjams buvo vienodai mokami tie pinigėliai. Vieniems buvo įsiskolinami didesni, kurie jau galėjo pagal kontraktą praleistas treniruotės, jie nestreniruodavo, mes likdavom keliese. Tai automatiškai tos treniruotės nevykdavo. Tai pirmą kartą teko susidurti karjeroje su tokiu dalyku ir važiuodamas jau į savo 11 sezoną, tikrai negalvojau, kad dar pirmų kartų bus karjeroje. O kaip atsvertintum savo sezoną šiaip? Asmeniškai viskas gerai. Manau, pavyksta išlaikyti kol kas tą formą. Komandiniai rezultatai be abejo nuvylė, bet tam objektyvių priežasčių yra. Gavau traumą aš, išvyko mūsų pagrindinis centras, pasikeitė tų žaidėjų, aš nežinau per sezoną, kiek mes turėjom, virš 20, keitėsi ir treneriai. Tai tas labai padarė didelį įtaką. Matome net ir pagal Žalgirį vieną žaidėją netenka ir sugriūna. Tai mūsų atveju mes per tą pačią dieną, per kūčias, netekome manęs ir to pagrindinio centro. O kalbant apie LKL, nenustebino, kad Žalgiris būtent pralaimėjo finalą? Prieš seriją sakyčiau, kad tikrai Žalgiris favoritas, bet po pirmų rungtynių pamatėme, kad nėra to pranašumo, bet kas įspūdingiausia iš kitos pusės buvo, tai jų noras. Kaip degė akės, ypatingai sezono pabaigoje būna sunku legionieriams. Jie būna jau vis tiek tokiam lagaminiam nuotaikom, bet matėme, tai ryto legionieriai viens už kitą kovoja, akis degė, konfrontavo tiek su varžovais, tiek su fanais. Tai čia aukščiausias balas iš tos pusės treneriam ir turbūt kapitonui. Esi vienas iš nedaugelio, kuris žino, kokio skonio yra olimpinės žaidynės, kokios jos yra, kuo ši vasara išskirtinė, kuo apskritai ta olimpinė vasara kitokia ir jeigu kitokia, tai... Jo, olimpiados negali lyginti su jokiu kitų turnyrų. Visi kiti turnyrai plius minus panašus olimpiados, ta atmosfera, tas kaimelis, kuomet tu eini valgyti ir šalia tavęs sėdi Usainas Boltas ar kiti geriausi pasaulio atletai visų sporto šakų, tik kažkas neįkainoma. Visų pirma, duok dievę patekti į tą olimpiadą, kiek žinau, Paryžiaus olimpiadai krepšininkam to nebus, jeigu žais kitą miestą, dėl to šiek tiek liūdna, bet yra kaip yra. Prastai ruošitės tokiam dideliam turnyram mėnesį, 10 kontrolinių rungtynių sužaidžiat, šį kartą viskas žaibo greitumu vyksta, kiek tai viską keičia ir kas bus svarbiausia per trumpą laiką? Aš manau, kad čia negalime mes, jeigu tarkim, nedaug dievė būsim prastos formos ar kažką, nieko negalim kaltinti, visiems yra vienodos sąlygos. Visi tos čempionatus pabaigia plius minus panašiai, visi renkas panašių laikų, tai visiems vienodos sąlygos. Jeigu kitos komandos galėtų ruoštis ilgiau, mes trumpiau, tada galėtume kažką sakyti. Tavo paties vaidmuo toks pat turėtų būti kaip pasaulio čempionate, daugiau mažiau? Žiūrint į sudėtį, tai reikia patekti pradžiai, o tada galėsime apie vaidmenį kalbėti, bet džiaugiuosi, kad rinktinė apskritai dabar pernai ypatingai visi sutinka su savo roliam, ar žaidžia ar ne, nes dažniausiai komandoje turėti 12 laimingų žmonių yra labai sunku, tad
man kokią rolę duos, jeigu duos, su ta ir susitaikysiu. Esi matęs daug rinktinių, jau daugiau negu 10 metų, ar ne, žaidži tenais ir kartos keitėsi. Ar galėtum kažkaip apibūdinti šią komandą, iš ko jie nulipdyti, iš kokių žaidėjų? Šios komandos dar negaliu, nes dar nesusirinkome, bet lyginant pernai, tai ryškiai skiriasi. Turbūt ne tik rinktinė, bet apskritai ta naujoji karta, galim pasakyti, kad yra visiškai kitokia negu ta, kur jau nuėjo. Pradedant bendravimu su jumis, su žurnalistais, baigiant tarpusavio ryšiais ir panašiai. Tai tiesiog galbūt, gal blogai nuskambės, ta jaunoji karta yra šiek tiek tokia laisvesnė, galbūt tokia supratingesnė iš vienos pusės, tuo pačiu gal kažkiek mažiau charakterio negu anksčiau būdavo. Dar važiuojant šiandien į Palangą nebuvo minčių, kad gal paskutinį kartą, paskutinę vasarą surinkti, ar dar yra noro ir sveikatos? Kas liečia vasarą, tai nenoriu čia nuskambėti kažkaip, bet labai panašu į tai logiškai mąstant. Ta vasara nieko nebus ir tada jau vis tiek ateina nemažai tų jaunų žaidėjų, reikės kažkada jau užleisti vietą. Sakau, nenoriu tų skambių frazių, niekada negali žinoti, kaip pasisuks, bet jo. Ačiū.